1945 m. gruodžio 5 d. 5 lėktuvai pakilo iš Floridos atlikti įprastą treniruočių skrydį. Neužilgo buvo gautas pagalbos kvietimas iš skrydžio kapitono. Jis teigė, kad visi 3 jo kompasai pradėjo nebeveikti ir neįprastai suktis ratu. Taip pat jis pridūrė, kad net vandenynas neatrodo taip, kaip turėtų atrodyti. Šios 5 lėktuvų įgulos daugiau taip ir nieks nebeišvydo. Po kelių valandų, tą patį vakarą, buvo pakeltas bombonešis su paieškos įgula, tačiau jis taip pat dingo be žinios. Trikampis, kuris yra tarp Floridos, Puerto Riko ir Bermudų, buvo pavadintas Bermudų trikampiu. Vien praeitame dešimtmetyje buvo užfiksuota 1000 lėktuvų ir laivų dingimų, o jų liekanos taip ir nebuvo atrastos. Pirmieji keisti reiškiniai Bermudų trikampyje buvo užfiksuoti jau 1492 metais Kristupo Kolumbo. Jis į laivo žurnalą įrašė, kad jūra pasidarė neįprastai banguota, kompasas pradėjo rodyti keistus dalykus ir horizonte pradėjo švytėti keistos šviesos. 1502 metais, birželį, iš Haičio išplaukė karavelė su 30 laivų. Tik 3 pavyko grįžti atgal. Jūreiviai pasakoja apie labai didelės bangas ir audrą. Ne taip ir seniai prieš 2 metus didelis krovininis laivas El Faro dingo be žinios. Po vienos dienos buvo rastos laivo duženos, bet jame žmonių kūnų nebuvo. Yra labai daug Bermudų trikampio paslaptingumo teorijų. Vieni teigia, kad Bermudų trikampyje karaliauja ateiviai ir grobia laivus ir lėktuvus. Kita teorija sako, kad Bermudų trikampyje yra labai aktyvus elektromagnetiniai laukai. Tačiau labiausiai palaikoma teorija yra, kad laivai ir lėktuvai dingsta dėl dujų hidratų sprogimų. Nepaisant to, ar Bermudų trikampis yra tikras ar ne, tai įrodo, kad pasaulis yra pakankamai didelis mūsų laivam ir lėktuvam dingti be žinios.